Vėl pacientas renozuoja. Šį kartą šilumos siurblio problema. Iš siurblio pašaliniai garsai. Ne tokie, kokie turėtų būti slėgis azotų užsipildžiau. Slėgį laiko, viskas gerai, bet ko gero bus siurblio čia bėda. Bandysim ardyti siurblį. Žiūrėti, kame problema. Bus matyti tada toliau, kokia situacija bus. Kompresorius jau išimtas. Vamzdelį atjungti. Ir kągi mes radome. Nieko gero. Subirėjus visą sraigę kompresoriaus. O, likučiai. Pasta. Tokie pasidarė net su tepalu susimaišę aliuminio drožlės. Čia irgi va. Nu, čia dar sraigė ta išliko, ta visai subirė, nes šitas ūkas ir vaikšto va taip va truputėlį. Koks principas. Ji ne visai to lygiai vaikšto, ta prasme, nu, iš šonus. Vaikšto, sako, matos centras, ne centras stovi čia ir po to vaikšto, va taip va iš šonus. Taip. Ir tos raigės abidvi taip kėlė slėgį. Kai vienas su kita suartėja ir vėl nutolsta. Nu, kažkaip gal, kaip mokėjau, taip aiškinu principą veikimo. Tai va, toks kodas. Siurblio kompresoriaus. Gal prisizūmins. Vienu žodžiu esmė, kad kito kompresoriaus reikia. Reikia praplauti sistemą, nes privarę drožlių į vamzdelius. Ir čia matosi drožlių ir ne, čia šitam mažiau, šitam labai daug. Tai reikės praplauti visą sistemą, pasižiūrėti, ar radiatorius neužneštas ir pakeisti sausintuvą dar. Čia pačioj yra sausintuvas, tai čia kampe. Teks keisti sausintuvą. Sausintuvą tai tikrai. Radiatorių pasižiūrėsim ir praplauti visą sistemą. Kitu atveju, jeigu nepraplovus sistemos, tikimybė, kad vėl taip pat gali būti kompresoriai. Tai geriau viską švariai padaryti. Tai bandysime ieškoti pradžiai kompresoriaus kito. Dėvėtą gal, nežinau, kokį surasim. Kas įdomiausia, tai sakykim, nu kad kompresoriai nelaiko, tai nelaiko, bet esmė tokia, kad ant kompresoriaus rašo, kad galima šaltnešį naudoti ir 134 ir 1234 į EFA. Kompresorius gamintojas neatrodo, o dabar pasižiūrėsime ant automobilio, ką rašo. O ant automobilio rašo, va, puikiai matosi. Šaltnešis R1234 į EFA.
kapoja alyvą, bet gamintojas kompresorių rodo kitaip, kad ir tą galim šaltnešį naudoti. Tai taip išeina, kad galbūt galėsime užpildyti ir 134 šaltnešio. Ir viskas veiks. Tai va, nebedaug liko surinkti. Žiūrėsime, kaip čia toliau viskas bus. Nesakysiu, kuriam dideliam servise keitė šitą kondiškę siurblę, va, matos pažymėtas, bet didelis servisas. Vienu žodžiu, va, fiškė sulaužta ir užmauta, neužfiksuota nieko, vienu žodžiu, sugadinta fiškė. Dabar parodysiu, kaip turi būti gamykliškai ta fiškė. Va tokia būtų turi graži, su fiksatoriukais, va, mėlynas fiksatoriukas, dar keli fiksavimai, va. Tokia turi būti. Bet kažkas tai nemoka atfiksuoti fiškių, tai tiesiog jas sulaužo. Nu, nežinau. Šiaip instrukcijose rašo, kaip tokio tipo fiškės atsifiksuoja. Čia ir Nissan automobiliuose tokios pat eina. Nu, vienu žodžiu. Vėl bėdos su Renault Zoe šilumos siurbliu. Tai, bet šį kartą ten sistema užteršta labai smarkiai. Tai vat, vežamės naują siurblį. Keisime visus vamzdelius. Sistemas bus plovimas, vienu žodžiu, radiatorių keitimas. Salono radiatorius praplausime tik tais. Dar turi sausintuvas ateiti. Vienu žodžiu, radikaliai viską keisim, nes šituose vamzdėliuose, 3 vietose yra tokie plastikiniai filtriukai. Nežinau dabar, kur toksai būna suplonėjimas. Plastikiniai filtriukai, va čia va matos, va, suspaudimas, suplonėjimas. Ir tie filtriukai užsikiša ir nebepraeina pro, ta prasme, užsikiša, freonas nebepraeina pro čia. Ir kai dariau diagnostiką tai mašinai, tai vien žodžiu užsikišė, net vamzdėlį neprasipučia. Tai teks keisti visus vamzdėlius, visą sistemą, nu, ir bandysim paleidinėti tada užpumpavus freoną. Tai žiūrėsime, kaip čia seksis ta visa istorija. Nu va, siurblys pakeistas, radiatorius dar pakeistas. Toks buvo nekokios būklės radiatorius. Ir vienu žodžiu, drožlių buvo siurblyje. Sausintuvė buvo drožlio, tai teko ir vamzdelius, kai kuriuos pakeis, kai kuriuos išplauti. Pečiuką reikėjo išplauti, radiatoriukus buvo prinešta, irgi tokios pudros. Sandarumas jau patikrintas. Žiūrėsim, ar vakuumą laikys ir pildysim sistemą.
Dar su sandarumo patikrinus viskas veikia, siurblys pasileidžia. Tai vienu žodžiu turėtų viskas būti gerai.